Šiandien mes kalbinam Rolandą Kliučinską, architektą, kuris ir Lietuvoje garsus, ir kitose šalyse garsus, ir pastaruoju metu, turbūt jau daugiau nei 10 metų, darbuojasi ir kūrė Kazachstane, kalnų ir slėnių. Taip. Ir gal jūs truputį, Rolandai, tai ir tu, Rolandai. Ja. Papasakok, kaip vat, visas tavo šitas virsmas vat, po truputį vyko nuo kažko iki kažko. Sunku tiesiog pasakyti, kad kas čia ištraukė už ausų. Bet vienas neatsargus vizitas į Kazachstaną buvo ir vat, pasirodo ten irgi yra reikalingi savo srities profesionalai, architektūra ypač. Nors ten yra klausimų su architektūros, architekto pozicija be abejo pačioje valstybėje. Bet kaip sakoma, vakar išvažiavom, jau ir sėdim 17 metų ten. Ir tų objektų kaip nemažėja, taip nemažėja. Tik tai tiek, kad tu gali jau dabar daugiau rinktis, negu tave renkasi. Taip. Tai aišku, ten skiriasi ir masteliai nuo Lietuvos, ir turbūt gyvenimo būdas, ir taip, skiriasi. Aš sutinku, bet Lietuva dabar, man atrodo, jeigu mes žiūrime apie viršutinį segmentą, kuriame mes dirbam, tai pasivijo, galbūt ir pralenkė, kiek aš matau, grįžęs su kiekvienais metais. Bet tiesa yra tokia, kad tu ne šalyje kažką tai ten nebūtinai Kazachstane darai. Architektūra yra tarptautinis dalykas ir dirbi su žmonėm. Ir žmogus su tavim dirba, todėl kad architektūra yra rezultatas šito bendradarbiavimo. Tai yra 50%. Aš taip manau. Ir kai tik tai mes paritetinėse pozicijose, tai tada gaunasi projektas. O jeigu dar suprantam vienodus anekdotus, arba dar vienas kitą prajuokinam, tai šičia yra klasė iš viso. Mano manymu, jeigu sugebi taip suvaldyti situaciją, tai visur dirbsi su žmonėm, o ne su kažkokiam tai tautiniam ypatybėm. Jos labai mažai korektuoja architektūrą. Bet architektūra turbūt persipinus, nėra tokio gryno dalyko architektūra. Architektūra persipinus su kitais menais, ir čia kaip mes ir šnekėjom, ir su dailė, ir su istorija, ir su fotografija. Taip. Ten gal dar nėra tokio totalinio supratimo, kad pavyzdžiui, kai mes mokėmės, buvo monumentaliosios dailės fakultetas netgi. Ir jame ten buvo atskirai ruošiami specialistai, kurie galėdavo apvaldyti kažkokias architektūrinės sienas. Nesvarbu kokia technika, architektūrinės erdvės. Ten irgi tas periodas buvo, bet dabar šito periodo ten kaip ir nebeliko. Ir, ką padarysi, bet vėlgi, jeigu tu turi iššūkį ir žmogus nori, kad gautasi kažkas tai išskirtinio ir kažkas tai išskirtinio gautasi paliekamąją prasme, šeimai ten, ateičiai, ir kad jisai galvos skausmo daugiau nebeturėtų, ieškodamas kažko tai, neitų į parduotuvę tapetų, juokauju. Tai visą laiką šitas dalykas išlenda. Ir kas yra keisčiausia, kad kai atsiranda jau šitas supratimas, tada pradeda keistis galvoje, sako, aš turiu savo ten tų meno darbų kolekciją. Atnešė tos meno darbus, jie 99% jie nelabai įsipaišo, todėl kad padovanojo ten ir jisai kažkada ten kažkam tai ten, buvo nupirkęs, bet ne pats padovanojo. Tai čia yra iššūkis didelis.
Bet yra iš tikrųjų kolekcionierių puikių, kuriems reikia specialiai kurti tą galeriją su specialiu apšvietimu, kaip bet kurioje geroje galerijoje. Na. Tai čia kaip menas viduje, kaip eksponavimas, bet po to menas yra menas šiaip architektūra irgi menas yra, kuris apvaldo kitus menus irgi. Tai jeigu jau žiūrėti iš viso į totalinę, tai tada prasideda ir integravimas kokių ten sienų pereinančių į lubas, ten kažkokių tai elementų, žinai, dekoravimas ir taip toliau, ir taip toliau. Na taip, įdomu. Bet tai vis tiek mes čia daugiau šitose šnekose liečiam fotografinius reikalus. Kaip tavo manymu čia fotografija integruojasi į tas visus? Fotografija apskritai tai yra mano viena iš didžiausių meilių, bet tik tai tiek, kad man irgi nebuvo duota to kaip sakoma, fotografo akies. Aš savo pats fotografuoju, ką reikia. Ir kai kurie sako, sako, visai neblogai. Bet aš žinau, kad yra blogai, supranti, nes tik tai tikras fotografas, kurių galima ten suskaičiuoti, ne tiek ir daug jų yra fotografai. Taip, kad čia kaip nukrypimas į šoną, bet principai yra tie patys. Jeigu mes fiksuojame, pavyzdžiui, nežinau, bet ką, peizažas, interjeras, pastatas, portretas, nes portretas irgi sudėtinė dalis architektūroje yra. Nes žmogus galutinam efekte ten gyvena. Portretas tai yra mastelis, ar apšvietimas ir dar kas. Taip, kad aš čia matau begalinės sąsajas. Tai kai tu pradedi formuoti architektūrinę erdvę, tai praeini pirmosius etapus, ten funkcionaliai, viską išplanuoji, viskas yra tvarkoj, tada atsiranda erdvė, atsiranda daugiaplaniškumas, kurį tu žiūri ten iš vieno kambario, po to iš vienos erdvės matai kitą erdvę pagal funkciją, po to trečią, po to ketvirtą dar kažkur tai. Ir visą tai apjungia kažkoks tai šviesos žaismas, ką tu bet kokioj fotografijai pamatysi. Bet kokioj fotografijai pamatysi. Ir ta šviesa tai čia dar, kaip sakoma, pusė reikalo, bet atsiranda šešėlis. Ir tada atsiranda jau forma, atsiranda tai, kas yra planai, nuotoliai ir taip toliau. Fotografija dar atsiranda toks dalykas, kuris vadinasi bliūras, jo toks. Ja. Tu gali kai ką ten patrinti. Tai architektūra irgi tokių yra triukų. Klientas, į ką dėmesį kreipia? Į įspūdį, ten tarkim kokia nors ryški nuotrauka, ten, žinau, surfingisto šokančio per... Tu jau matai, pasakoji jau apie finalą, kai kas nors pakabinta arba nepakabinta, bet aš žiūriu į fotografiją dar iš to taško, supranti, kad tu, pavyzdžiui, sėdi bet kur, tavo akis irgi mato vaizdą, jo? Gerai, jisai judantis yra, bet iš esmės tai yra fragmentas, kurį tuo momentu tu jį matai. Tai yra, kaip tu benori, tai tu gali, jeigu užfiksuosi, tai iš tokių fiksuotų kadrų tavo gyvenimas gali susidėlioti. Tai apie tą surfingistą dabar. Architektūra tas pats principas. Ką tu ištrauksi, supranti, kas tai yra esmė tam interjere. Gal, pavyzdžiui, tau šitoje erdvėje, kaip sakoma, viskas ramu, bet tai pasižiūri, ten truputėlį reikia kažką tai ištraukti. Tai yra šviesa, išryškinti jo. Ir tai visiškai nebūtinai ten turi būti kažkoks tai labai meniškas daiktas. Bet visuma šito žaismo ir šešėlių, jinai duos tau, vadinkime taip, meną. Ta meniška įvaizdį, nes interjeras tai yra scenografija. Jeigu tu teisingai apšvietimą padarai ir teisingai supranti, ir dar geriau, kai su tavim dirba profesionalas apšvietimo, tai tu vėlgi atrandi visokių naujų dalykėlių, naujų triukų, jie žino iš tikrųjų daugiau
gerokai daugiau negu bet koks, aš manau. Gali įsivaizduoti. Jo, negali įsivaizduoti. Bet tu be abejo, tu po to tobulinėsi, sekančiam jau tu tai įvertini, supranti, darai. Nu ir be abejo, apšvietimo pačio prietaiso yra reikšmingumas. Nėra taip, kad nueisi, nusipirkau aš čia spotų, ja, ten spotą nusipirkau, prožektoriuką nusipirkau, ar ten kokį bra, arba liustrą, ja. Bet tai yra apie nieką kalba, nes kiekvieno šito daikčiuko yra unikali funkcija. Daryti konkrečiai tą, ką jam reikia daryti. Ir jeigu tu ją žinai, tada gali sumontuoti scenografiją. Jeigu nežinai, žinai, kad kvadratiniu lizdiniu būdu ten išdėlios ir man čia bus viskas pašviesta, nebus nuotraukos. Nebus, jokiais būdais. Kiekvienas tas šviestuvas, zaraza, jisai yra dedikuotas. Jo? Lygiai taip pat kaip jūs savo apšvietimo, ten visokius. Jūs jas naudojat tik tai tam tikroje vietoje, konkrečiai, ir kad gautum tam tikrą efektą. Ogi dabar su apšvietimo visa ta technika, tu gali irgi viską žinai, viską sutininguoti. Bet kas tai žino, supranti? Atrodo, čia žinai, aš jau gerai darau. Nevelnio. Tu gali pasiimti, aptarti galim bet kokį, supranti, interjerą, kuriame šiek tiek pakeitus apšvietimą, jisai gautų gerokai daugiau pliuso. Kaip ir fotografija. Sąlygose tai biudžetas riboja visi. Jo, absoliučiai suprantu. Pakankamai brangus. Jo, nėra pigus, bet žinai, nuo ko reikėtų pradėti visiems, ja? Tai kaip Erko, žinai, su kuom labai dėkingas, aš bendradarbiauju, tokia Erko kompanija yra vokiečių, žinai. Tai pas juos yra labai paprastas mokymo įrankis apie šviesą. Ja? Čia fotografija, aš manau, tas pats yra. Mes buvom vienai, tai žinai, yra toksai, kaip tokia salė, 6 metrai gal ant kokį 12, ja? Uždaro visai tamsias užuolaidas ir visas šviesas išjungia. Tamsu, juoda katė, supranti, juodam interjere ir dar jos nėra, supranti, viskas, žodžiu. Ir nuo ko prasideda? Prasideda nuo vienos kandelos. Uždega, reiškiasi. Ir mūsų akis pasirodo, jos dar gyvos yra, jos dar mato, supranti. Ir tada tu pamatai tą šviesą iš pradžių pamatai. Praeina 30 sekundžių ir tu pradedi matyti erdvę aplinkui. O nuo ko didžioji, žinai, ir didžioji bėda totališkai yra visur, tai yra peršvietimas. Jeigu tu vienai patalpoje kažką tai padarai blogai, peršvietė jo, viskas jau po to reguliuojasi pagal tą. Ir tu jau nebegali, supranti, negali sumažinti, tu gali tik tai, žinai, nuo to iki jo. Tai vietoj to, kad peršviest, reikia pradėti nuo to žvakės, supranti. Ir su ta žvake, arba ten su šaltiniu, kuris tokio stiprumą, tu pasieksi gerokai daugiau. Tai tas žvakės mes ir statom interjerę, supranti, perkeltinę ir žodžio prasme, bet galiu pasakyti efektą, žinai, koks buvo čia paskutinį tokį darėm, tai vėlgi čia techniniai dalykai, tada turi būti tau pultas viso šito reguliavimas, kad tu visą šviesą, žinai, kaip sceną išstatytum, užfiksuotum ir jisai veikia. Ir tada jau gali statyti fotiką, fotografuoti, supranti, viskas tada gausis gerai. Ir ką, tas instrumentas nuėjo. Ir man skambino, aš buvau tada išvykęs. Ir sako, tu žinai, mes dabar, tas jau klientas sėdi, po to sėdi, buvo tada ir specialistas iš Lietuvos, kuris dirba kaip tik irgi su Erko, žinai, toks Karolis. Tai. Ir sako, tu žinai, aš čia pamažinau ten 4, čia padinau 6,
Čia du dadėjau, supranti, neina kalba apie šimtus, jo. Reiškiasi, jau žmonės mato, supranta ir išmoksta šitą daryti. Tai va, kad mažiau šviesos, daugiau efekto. Nu kaip ir va, dabar va, sėdimės va čia, va, gražioje aikštėje, mes sėdėm, čia yra mažiau šviesos, ten truputėlį daugiau, tu pažiūrėk antras planas, jisai visur keičiasi. Tai, o tuom ir yra įdomu, supranti, kaip analoginė fotografija ir skaitmeninė fotografija. Vat, norėjau ir pasiklausti. Tai mes visų turbūt klausim šitą dalyką. Vat kaip analoginiai fotografijai, tai nu, ta nuotrauka vis tiek buvo tokia... Plokštelė. Jeigu mes apie plokštelę šnekame. Plokštelė ar juosta. Sidabro technologija, jo. Tai jinai buvo, nu, tokia, jei daryti reikėdavo susikaupti, nes, nu, ir medžiagos nedaug būdavo, turėjai kelis kadrus. Taip. Tai reikėdavo susikaupti, reikėdavo gaudyti šviesą, reikėdavo tenai, nu, statyti kadrą, ten kažkokius, žiūrėti, ar kas nors neįlenda, ar šiukšlių nėra, dar kažko. Nu, visko būdavo. O dabar, o skaitmeniniam variante, tai praktiškai apie daugelį šitų dalykų net ir negalvoja žmonės. Nu, nufotografuoja, jeigu kažkas įlinda kadrą, tai kompiuteris išvalai. Nu, ramu. Taip, būk tai ramu. Tai yra būk tai ramu. Tai yra viskas yra feikas, supranti. Žinai, kai nėra tai vat, skaitmens ir analogo, tu taip negali sulyginti. Be abejonės tu nieko nepastebėsi. Bet kai tik tai atsiranda va ta galimybė, jo, tu paimtas portretinės plokštelės, jo, ir atspaudus, jo, nu, pasiemi va tą va tokį mažiuką, va tokį, va, jo, ne visi dideliam formatam sau leisdavo, jo. Taigi tu pasiemi padidinimą stiklą, tu matai gerą apšvietimą, viskas, ten veidai čiotki labai yra, bet po to pradedi matyti nėrinius visus. Tai žinai, pagalvoju, kokia turi būti rezoliucija skaitmeninės technikos, jo, kad jinai ir po to spaudos, jo, tai spauda tai yra dar vienas laiptelis, kuris, kaip sakoma, nukilina šitą reikalą visą tavo. Va, tas pats, kas ir su garsu, lygiai tas pats. Tai dabar žiūrėk, yra visokie, ačiū Dievui, jau praeina tas periodas, žinai, to suspaustų MP3 failų, žinai, dabar grįžo jau į vinilą vėl, supranti, daug kas ir jau seniai grįžo, kai kas net nebuvo išėjęs. Va. Bet tai vėlgi su kuom lygini. O jeigu pasimk va tą, žinai, juostinį magnetofoną, jo, įrašą, pirmą įrašą, tai yra visiškas analogas, va tai plokšteliai arba dagerotipo, jo, ten, jo, kur ten ilgas išlaikymas, supranti, visą kitą. Bet čia gal... Na va, čia technologija. Čia gal susijęs su tempu gyvenimo, anksčiau viskas vyko lėčiau, dabar viskas greitai. Ir diena čia, kitą dieną. Jo, Sauliau, aš šitą irgi suprantu. Bet kai tik tai pradedi dirbti su sudėtingais objektais, atrodo, tempas yra, bet greitai nesigauna vis viena. Pavyzdžiui, jeigu tu darai kokią vilą, tu tai 5 metai jai. Oho. 5 metai. Jeigu iš anksto tu pasakytum, reiškia, šitam klientui, sakytum, ką tu durnas, jo, tai gal man čia reikia, žinai, ten kokiai ten gruodžio 30, nes 31 aš jau būsiu ten jau viskas, jau supranti, išskridęs. Nu, taip nesigauna. Taip nesigauna, todėl kad, žinai, tie geri pavyzdžiai, pavyzdžiui, ten kokios, žinai, ten Prancūzijoje vilas ar ten taip pačioje Italijoje, jos yra perina iš kartos į kartą. Ja? Dirba ten specialistas, kuris turbūt savo sūnai palieka, reiškia, ir jisai prie tos vilos toliau dirba. Ja? Nu va, tai yra evoliucinis dalykas. O šičia nori tą evoliucinį dalyką, kaip sprinteris per 3 mėnesius. Sako, nubėgti, vat reikia mums nubėgti. Nu, nenubėgsi tu taip per 3 mėnesius. Tu padarysi copy-paste, bet jisai yra MP3. Jisai yra, nu, tokia, bliuras toks. Didžioji dauguma projektų yra, nu, reikia išgyventi, reikia daryti, nu. Čia vėlgi, žinai, viskas susiveda tai apie kokią poziciją ir kuriai šaly užima šitos profesijos žmonės. Nu.
menininkai, architektai, fotografai. Va, tai vat, kokia jų ten tam reikšmė. Jų turbūt principingumas šitų vat, žmonių, kurie kūrė tą aplinką ir įtakoja tas visuomenės. Tai mes tai žinom, o ir jie tai žino, ką mes įtakojam. O jiems tai yra prekės, suprantai? Jo, jiems yra kvadratinis metras, jiems tai yra, kiek aš gausiu šitų kadrų, reiškia, per tą valandą laiko. Nu, be abejo, čia negali visų kaltinti, nu, tai taip yra, tas išprusimas, jisai irgi atsiranda, žinai, su laiku. Bet tokia mūsų architektų, aš manau, fotografų, yra ir labai didaktinė tokia, žinai, misija žemėje. Todėl, kad yra tie begaliniai pokalbiai, kai tu eini prie to rezultato, jo, priveda prie to, kad žmogus edukuojasi, jisai supranta kitaip jau. Ir galų gale tu tampi pagrindiniu tuo jo specialistu, kurio jisai turi klausti. Arba to rato, žinai, kurį tu organizuoja aplink tą projektą. Tai irgi, pavyzdžiui, žinai, kokia būdavo labai faina tradicija. Anksčiau, žinai, kai buvo fotoateljė ir pas tave tą fotoateljė, tai ne šiaip saugiai ten ateidavo pas fotografą, ja? Atminčiai, supranti, atminčiai, jo. Tai tu dabar, tu žiūrėk, šitų, kiek tų fotkių šitų daro, milijardai, žinai, ten per dieną, jo, jinai tokia, nieko. Jo, nieko, bet aš manau, didžioji dalis net nežino, kiek pasitemtų yra fotografijų, žinai. Ne kiekvienas ten revizuoja po to. O dar kaip čia norėjau pasiklausti tavo nuomonę, apie fotografijos unikalumą. Fotografija visą laiką fotografai, ten, reiškia, apskritai fotografijos ratas kompleksuodavo, jau nuo atsiradimo praktiškai, kad fotografija yra nepilnavertis menas, nes jį galima tiražuoti labai, iš esmės neribotai. Kaip ten tapyba, tai vienas paveikslas, skulptūra, viena skulptūra, ten grafika, tarkim, 14 tų atspaudų, vis tiek ta klišė, reiškia, neamžina dyla, o fotografija, reiškia, galima ten nuo 100 ar 1000, jeigu reikia, gali atspausdinti. Ir fotografai tenai prisigalvodavo visokių dalykų, tenai piešdavo, klijuodavo, ten montuodavo. Ir apskritai ta analoginė fotografija, jau tą tiražavimą, reiškia, limituoja kažkiek. O skaitmeninė fotografija, tai iš esmės yra nelimituota tiražas. Ir kaip tavo manymu, kur ta vertė, kur ta riba vertė? Sauliau, man atrodo, tai pirma eilė. Fotografija yra dalis, be kurios neišsiverčia joks spausdintas albumas. Net nešneku apie kokį. Galime sakyti katalogas, muziejaus katalogas, techninis katalogas, kur staklės nufotografuotos, jo, ir visa kita. Tai šičia yra ta mokamoji fotografijos vertė, kurią turi pamatyti kaip įmanoma daugiau žmonių. Ir nėra čia ko pergyventi, kad pavyzdžiui, aš Mona Lisa, aš turiu, nutapiau Mona Lisa ir visas pasaulis ten braukia jo žiūrėti. Jinai irgi didaktinis dalykas, jo eina. Bet šičia yra, man tai labai gerai, kai jinai artimesnė žmogui. Tu, pavyzdžiui, tai gerai, jau mes tam virtualiam pasaulyje gyvenam. Ir jeigu tu turi, žinai, kokybišką ekraną, gerą internetą, tai labai daug informacijos vis tik ateina. Viskas keičiasi, ir santykiai keičiasi tarp žmonių. Daugiau, nebūtinai dabar visiems eiti į kažkokią parodų salę, žiūrėti, ten tavo nuotraukų. Jau Vytenis iš Niujorko grįžęs pasakojo, kad jau ir galerijos darosi virtualios. Virtualios. Ir dar plus karantinas, covidas. Taip.
Nu. Tai tas virtualumas gal, taip sakant, atspindi bendrą. Bet supranti, ką atspindi, jo, jisai atspindi šitą šiuolaikinį. Bet supranti, koks dalykas, va tu paimi tą atspaudą sidabro, jo, nu va tu ir vis viena kitaip rankoje laikai ir supranti, tu vis viena į kitaip ten tą nagrinėjai, nu. Bet irgi gerai. Tai yra labai gerai. Kaip bene yra, yra originalas, yra neoriginalas. Nu ir ką tu padarysi, negaliu aš pasikabinti ant sienos šitų Margrito. Nu negaliu. Ja, bet žinai, kažkokia tai variacija, ar ten fragmentas, ar kas po to iš to gims, aš šitą galiu padaryti. Ir čia dabar labai daug tokių yra reikalų, supranti, kad ne vien tik tai įmama, pavyzdžiui, vaizdas, jo, bet įmama kažkokia tai potekstė idėja, žinai, iš to viso reikalo, kas ten buvo jame viduje, supranti, tam meno kūrinį. Ir labai daug atsiranda ir erdvinių sprendimų gerų. Spalvinių gali netgi pasakyti, žinai. Po to daug kur pasimokai, reiškia, kaip ta šviesa padaryta ten. Nes, čia mokamąją prasme tai yra labai gerai. Tai jūs visą laiką dirbat su kažkokiais klientais, su kažkokiais užsakovais, o savo kažkokių projektų tu galvoji kažką daryti, ar kažkas mintyse yra tokių idėjų? Tai matai, jo, šitas, čia yra patys sudėtingiausi šiaip jau reikalai. Kurių, jeigu tave kaip dar kaip architektą, kuris daro, žinai, apčiuopiamą daiktą, dar supranta, bet jeigu kažką tai pradėjo tokio aiškinti, yra iš tikrųjų labai sudėtinga prasimušti. Mes turim kelis tokius objektus padarė ir ypatingai sunku įgyvendinti. Tai aš dar vis žiūriu į ateitį, kad jie bus. Va, bet aš esu įstikinęs, kad jie vis tik įvyks. Bet irgi jame yra, jame tame objekte yra ir mastelis, ir forma, ir medžiaga, ir šviesa, ir garsas, žinai. Bet po to visą šitą susideda į kažkokią tai unikalų biudžetą, į unikalias technologijas ir po to pradėjo surinkinėti per visą Europą, supranti, kas tai gali padaryti ir po to reikia dar sukoordinuoti ir po to ateina COVID, žinai, ir ką. O dėja, ne kiekvienas architektas geras menedžeris yra dar. Žinai, aš manau, žinai, fotografai irgi tą turi bėdą. Fotografas vis tiek daugiau toksai individualus kūrėjas, architektas tai vis tiek turi prisitaikyti prie daugelio didesnio. Sutinku, pas mus yra labai daug techninių žinių, žinai, kurias reikia įvertinti. Ja? Ir jeigu tu, žinai, momentaliai jų nesuprasi, tai būsi apribotas, kaip sakoma, savoj nežinioj. Ir tada, ką tu gali padaryti? Ir dar žinai, kaip ir tų ribų buvimas ar jų nebuvimas, žinai. Tai aš manau, kad ribos jos yra, bet jos tau padeda pagaminti kitą produktą. Jeigu šičia tu negali šitam kambarėlį, tu iš jo išeik ir daryk kitaip. Ir tada gausis. Va, neužsiciklink juose. Tai gerai, tai linkime jums sėkmės. Linkime pasveikti. Jo, kažkada tai. Ir sukurti